Na, pavyko iš pat pradžių, galėčiau padėkoti mūsų vyram, aišku. Dažnai nepavyko padėkoti sirgaliams. Sirgaliai buvo puikų šiandieną. Na ir visų pirma, pavyko iš pradžios papirmauti. Ir kaip matote, 40 minučių kontroliavom situaciją, po pasiekio laimėjom. Klausimų. Ar treneriai jautės varžovo komandai, kad nėra trenerio rankos, tokios galbūt disciplinos ir dalykų? Na, mes šiandieną pakeitėm truputėlį gynybas. Aišku, jos gavosi agresyvesnės, vėlgi mums metė daug baudų. Bet mes kitaip negalim žaisti, gal, sakysim, prieš varžybas per daug daromas spaudimas, aš manau, teisėjam. Kad sakoma, kad Lietuvos Rytas žaidžia per grubiai. Mes taip žaidėm pernai, mes žaidžiam šiemet, niekas nepasikeitė, treneris nepasikeitė, mes gavom dar netgi, sakyčiau, 2 minkštesnius žaidėjus, negu mes turėjom Marijoną Petravičių pernai, Lukauskį, kurie buvo dar agresyvesni. Žaidžiam savo krepšinį, teisėjavo kaip teisėjauja. Na, šiandien mums pavyko ir perimti kamuolių, ir greit pulti. Mes paspartinam savo žaidimą ir tas pasiteisina. Dėl trenerio aš negaliu pasakyti. Aišku, žalgiriečiai patyrę, jie turi daug galvotų vyrų, sakysim, ir Šalingą turi, ir Brauną, ir Watsoną. Ir, sakyčiau, šiuo aspektu labai išsiskiria, nes žaidė pas mane jaunimo rinktinėje Kalnietis, kuris gali valdyti komandą. Bet matyt, vis tiek tokiuose stresinėse situacijose nėra lengva. Aišku, nėra lengva žaisti be trenerių, ką čia kalbėti. Nėra net ką kalbėti. Dar klausimų? Bet šiandien turėjo Žalgiris net 2 trenerius ant suolo. Sakalauskas ir Šulėjo. Na, aš nenorėčiau. Man atrodo, aplamai šiuo metu visas vaizdas nukrypo ne į krepšinį, bet į kažkokius užkulisius ir manau, tai neteisingai. Negali vaidinti kažkokie tie, na, sakyčiau, negražus, nepadorus, neetiški dalykai, nustelbti krepšinio, kuris yra pagrindas ir visada buvo visiems įdomu, kai žaidžia Lietuvos Rytas ir Žalgiris ir netgi nesvarbu, kas laimi, kas pralaimi, visi laukia krepšinio ir, sakysim, tokių pasimėtimai iš vienos, iš kitos pusės, manau, nepuošia šito viso renginio. Aš atsakau už sportinę dalį, aš džiaugiuosi, kad mūsų vyrai šiandien išsikrovė 120%. Manau, kad mes turim dar porą dienų, turim psichologinį pranašumą, mes žinom, kaip sunku bus žaisti Kaune, nežiūrint to, kad Žalgiris neturi trenerio, bet mes bandysim kautis dėl pergalės. Šiandien buvo plius 16 jūsų komandai paskutinė minutė ir ėmėte taimautą, po kurio komanda visiškai nepuolė. Kodėl tai buvo padaryta? Na, žinot, vėlgi, turbūt jau visiems buvo aiški baigtis ir aš jau nebeišveikiu taip toli, kad mane žaidėjai girdėtų, buvau priverstas imti minutę, kad mes išlaikytume po 24 sekundės kamuolį ir nepultume. Džiaugiuosi, kad žalgiriečiai tą suprato, jie irgi nepuolė atgal, kadangi jie, sakysim, mes pagerbėm jų darbą, kad jie šiandien dirbo, jiems nepavyko. Mums nesvarbu, ar mes laimėsim 30 taškų ar vieną, čia nėra Eurolyga ir taškų skirtumas nereikalingas, mums svarbi pergalė, mes todėl sudėtum Spartak rankai ir jį 5 minutės žaidžiam lėčiau, išlaikyti rezultatą. Šiandieną nei Simas Buterlevičius, nei Vidas Ginevičius negavo žaidimo laiko. Pirmą kartą serijai abudu žaidėjai. Kodėl? Na, mums šiandien jų neprireikė, kadangi mes pakeitėm startinį penketą, mes su Arūnu Beincu startavom ir startavom su Stepu Rausku, kuris labai gerai įsipaišė ir jo pagalba buvo tikrai labai Stepo vadovai komandai kapitoniška, sakyčiau. Na ir gynėmės neblogai. Gynėmės tai žaidėjas neblogai, kurie buvo aikštelėje ir nemačiau reikalo išleisti Vido ir Simo, bet aš manau, už 2 dienų gali viskas būti kitaip. Šią pergalę priimat iš komandos kaip 50-metį dovaną? Na, viena iš geriausių dovanų. Dar, sakysim, čia yra dalis dovanos, laukia antros dalis. Laukiat labiau ketvirtadienį ar namuose? Na, aišku, negalim paskirstyti. Mes važiuosim laimėti. Kaip pavyks, tai pavyks. Vieną kartą
Šiemet laimėti Kaune pavyko, antras rungtynės, manau, kad buvo labai svarbios, kai atsilošėm čia praloštas. Kitą kartą nepavyko, bet grafikas, kuriuo mes einam, parodo, kad mes turim salės pranašumą. Aišku, mes moksim visą savo galę, bet jei nepavyktų, turim dar namuose varžybas. Tai, kaip sakysim, žingsnelį mes turim, bet manau, kad būtų paprasčiau, jeigu sugebėtume laimėti Kaune. Zavadsko trauma rimta? Taip, Zavackas išsisukęs koją ir sumušęs kūną, neprimena. Negaliu spręsti dabar taip ilgai, bet manau, kad kitose rungtynėse gydytojas padarys viską, kad jisai žaistų. O kaip Bielitsos sveikata? Truputėlį geriau, bet vis tik, jeigu pasakyti atvirai, mes nesam geriausios savo formos, vien dėl to, kad ilgą laiko tarpą mūsų žaidėjai buvo traumuoti ir grįžo į aikštelę, mes kiek praėjo 10 dienų ir mes turim kautis, bet laikas spaudžia. Bet vis tik šiandien dienos rungtynėse aš esu rungtynėmis patenkintas. Ir Bielicas su kiekvieną dieną jis gerėja. Manau, kad tas rungtynės jis turėtų dar daugiau kažkaip. Treneris, žiūrėdamas į Žalgirio dabartinę situaciją, nepagalvojate, kaip atrodytų jūsų komandai, jeigu liktų be trenerio? Pagalvoju. Ar susitvarkyti? Pagalvoju. Na, žinot kaip, sudėtinga situacija. Čia bet kokią komandą paleiskit, Madrido Realą ar Barceloną. Na, gal Barcelona dar vis tiek, jie savo greičiais gal kažką padarytų. Taip sudėtinga. Visų pirma, galiu pasakyti.